Pulsas. Lauksiu prie Vilniaus ir pasakų miesto, kur teka Neris su žara. Aš lauksiu prie Vilniaus, neinčio Vilniaus, tavęs mano meilė tyra. Darija, neštai gali, nenešti pro šalį. Nenešk mano meilės tyros, tik neški pro šalį, vynokia mergelę, plukdykį tu ją geros. Lauksiu prie Vilniaus, prie pasakų miesto, kur teka Neris su žara. Aš lauksiu prie Vilniaus, neinčio Vilniaus, tavęs mano meilė tyra. Čia guosiu, rymosiu ir dainą dainuosiu. Kol tavo laivelis atplauks, iš tolo pažinsiu, džiaugsmingai pamosiu ir daina atsišauks. See you and it'll stop that baby fine, Žiauri tikrovė. Sveiki visi, Radio Stoties Pulsas klausytojai, penktadienis nuo 11 valandos, kaip ir įprasta laida Žiauri tikrovė. Ir praėjusią laidą mes pradėjome kalbėti apie pasaulėžiūrą, turbūt Aivaras Lika kartu su manimi. Turbūt tęsim, ar ne, pokalbį apie lietuvių pasaulėžiūrą. Taip, laba diena, Erikai, labas klausytojai, labas Lietuva. Taip, mes kalbėjome apie pasaulėžiūrą, tai žiūrėjimas į Saulę. Tai yra, kaip aš jau minėjau, kiekviena ląstelė žiūri į Saulę ir tai yra daug tikriau negu žiūrėjimas į kokią ikoną arba Da Vinčio paveikslą. Tai yra mažiau, tai yra poveikis tik savimoniai, sąmoniai, asmeniai kažkokiai, tai, bet tai nėra tikrovėje esantis reiškinys arba tikrovė, vėliau galbūt kažkiek. Tai, o šiuo atveju Saulė tai tikrovė. Ir aš dabar tiesiog eisiu vėl toliau apie mūsų pasaulėžiūrą ir tai turbūt bus paskutinė laida. Pagrindė tai yra 13-12 amžiaus šaltiniais, kuriais aš remiuosi, ne 15, ne 16, tai tuo labiau ne 19-20 amžiaus, kaip dažnai bando. Ir tai be abejo išliko mūsų senojoje kalboje. Pati kalba mūsų surišta su žodžiu kalti, kala. Tai ir tas vat kalimas tos tikrovės, tas, sakykime, kūryba tikrovės, ar ne, yra be abejo žodžių atspindė, kurie yra sąveiko su tikrove. Šiuo atveju, ką teologija padarė, ta nemoderniojo krikščioniška, kitokia, religistinė, kaip aš vadinu, kuri atėmė įpročius, papročius ir paliko tik tai tradiciją, kuri net nesuprantama čia klausytojams. Tai yra
savokose pas mus išliko nuostabiausi atsakymai apie tikrovę, kuri yra sąveika su gamtoje esančiais reiškiniais. Pavyzdžiui, dabar aš pasakyčiau žodį nuodėmė, o Erikai, tu esi nuodėmėjai. Visi mes. Ką tu manai apie tai? Taip, mes visi esame. Meja kulpa. Tai kas nuodėmė tavo supratimu yra? Tiesiog paprastas saukimas, tai yra kažkas tai blogo padarimas, ar ne, už kurį gali būti atleista. Gali būti arba atleista, pagal mūsų bus atleista. Jo, arba ne. Arba ne. Taip. Bet dažniausiai, kaip sakom, atleidžiama. Jo, pats atleidimas lietuvių kalboje leisti, ar ne, yra leisti. Jeigu paimsim vėl veiksmus, tai yra leisti vandenį, ar ne, leisti gyvybės. Leisti muziką, leisti bet ką. Jo, bet tai yra pradžia kažko. Tai vadinasi, tol, kol tau nėra atleista, tu negali turėti jokios pradžios. Tai aš einu link to, kad nuodėmė mūsų kalboje yra labai įdomus žodis. Mokyklai mokytojai sako dėmesio, vaikai. Tai dėmesio klausytojai. Duosiu atsakymą ir nuodėmė atleidimą šiandien visiems klausytojams. Tai dėmė ir yra nuodėmė. Dėmesys ir yra nuodėmė. Tai yra dėmė ant rūbo, dėmė ant audinio. Kas dėmė meta pas mus? Meta arba purvas, arba tai, kas užstoja saulę. Kadangi pas mus pasaulėžiūra, pas mus užstoja saulę debesis. Todėl debesis meta tą šešėlį, šešėlis, kuris iš tikrųjų yra tik dėmė ant žemės paviršiaus, ant žemės rūbo. Ir kur atsiranda tas šešėlis, kur atsiranda ta tamsa, atima gyvybė. Nebėra gyvatos, nebėra tekėjimo vandens. Viskas sušala, numiršta, iršta. Išyra, mirtis pas mus vėl irtis yra. Dabar debesis užstoja saulę. Debesis sukuria nuodėmę. Vadinasi, kas yra debesis? Tas, kuris užstoja. Būvis. Koksai vandens būvis yra? Kur aš pat minėjau, 3 būviai yra skystas, kietas. Skystas yra vanduo, kietas ledas ir 3 būvis yra garai. Garas. O dabar žodį pridėkite Pragaras. Todėl pragaras yra danguje. O rojus yra žemė. Sodas yra žemė, o pragaras yra danguje. Pas mus apvertė viską. Apvertė ir netgi kryžius yra apverstas šaknimis medis į dangų. Pats kryžius yra šaknis medžio į dangų. Jeigu paimsit ir pasižiūrėsit, kryžius yra negyvas medis, todėl jis negyvas, kad šaknimis pasodintas į dangų. Į dangų medžiai neauga, į dangų. Todėl matydami ant bokžycės kryžių, jūs matote medį pasodintą šaknimis į dangų. Ir tai yra nuodėmė. Todėl, kad danguje, dangus, debesis užstoja saulę. Ir jie meta dėmę. Todėl tai, kas atima iš tavęs gyvybė, yra nuodėmė. Ir tada mes jungiam potyrius, nesumaišyk su poteriais, nesumaišykit klausytojai su poteriais. Tai patiriat yra vienas dalykas pamesti. Poteriai kitas poteriai. O potyrius vėl imam, atmetam priešdėlį ir pamatom tyras. Tai per potyrius mes patiriam, tyriam ir ištyrinam ir padarom tyrą. Ir nuodėmės gyvenime nebelieka. Todėl visam likusiam gyvenimui, visiems klausytojams nuodėmė atleidimas suteikiamas šiandien ir dabar. Įskaitant kunigams, vienuoliams ir popiežiams. Toliau kas seka. Pavyzdžiui, stabas pas mus yra neigiamas žodis. Neturėk stabų. O kaip tu manai, nuostaba? Yra baisus žodis? Nuostaba. Tai yra nuostabo. Nuostabo? O nuostabo todėl, kad pas mus staba, stebėjimas, vykdavo dangaus šviesulių, kurie sukasi saulė, mėnulis, pagal kurios būdavo skaičiuojamas šventės, virsmai žemėje. Ir tada šventė pats yra žodis šviesa. Ir nuo to, koks šviesulys prie tam tikro stabo, stebėjimo daikto, atsistodavo toks virsmas žemėje ir vykdavo. Ir tai būdavo stebuklas. Nuostaba, potyris, tyrimas, išvada, seka, vada. Ir jeigu tai turi, tada gali prasidėti, labai keistas žodis dabar bus, tik ėjimas. Gali prasidėti tik ėjimas. Be šitų tikroviai esančių reiškinių, tikėjimas negali prasidėti. Šiuo atveju tikėjimas ir yra tik ėjimas. Bet kaip viskas išversta, tai ir gauname tikrovės atspindi medį, augantį šaknimis į dangų. Ir tu matai nudžiūvisi medį.
Todėl iš ąžuolų mūsų senųjų, to gyvybės medžio provaizdžio, šventyklų vadinamųjų, kur šviesa būdavo stebima gamtos, buvo padaromos ir pačios bažnyčios, Bogžycės, iš to ąžuolų, ir iš to pačio ąžuolo gyvo yra padarytas kryžius, kur iš tikrųjų yra tik medis apvirsta šaknimis į dangų. Ir tai yra pats didžiausias išsityčiojimas iš žmonijos krikščionišką pasaulėjautą. Pats didžiausias. Ir man vėl dažnai sako, neliestų to, palik. Tai aš sakau, jeigu mes gyvenam 9 aukštį, betoniniam, monolitiniam kokiam, ir pastoji trukinėje vamžiai, 1 aukštį pastoji primišta tenai, 1 aukštą pastoji apvegame langai išdaužami, 9 aukštą pastoji vanduo bėga nuo stogo. Kaip gali neaptarinėti, kad tai yra betoninis 9 aukštis, nes tada tu nesuvoksi, kad tu gali persikelti nuo savo namą, turėti žemės kažkokį tai sklypą, galbūt net nuo savo namo nereikia, gal užteks kosminės raketas, kurių gali tapti tavo namais. Tai yra tol, kol mes įsivaizduosim, kad tik tai 9 aukščiai betoniniai gali būti tikrovėje ir tik aptarinėsim nuolat besikartojančias problemas, mes nebesuvoksime tikrovės pačios. Ir todėl pas mus ta visa pasaulėžiūra labai svarbu suvokti, kodėl mes taikiai nepriėmėm krikščionybės, todėl kad nesąmonės taikiai priimti negali. Sveiko proto tu negali priimti šito dalyko. Medžio šaknimis į dangų. Neauga medžiai šaknimis į dangų. Ir problemos betoniniam 9 aukštį buvo ir bus visą laiką, kol stovės tas 9 aukštis. O jeigu tu žmonės iškelsi nuosavus namus ant žemės, mes turėsim be abejo kitokias rūpesčius, kitokius vargus ir kitokius džiaugsmus, bet tikrai nebe tokius kokie 9 aukštė. Garsiau kaimynas muzika pasisuko, ten pro rozetę šviečiasi ir kaimyno matos visas mėgamasis. Ne, tokių problemų, arba lietuviškai problemą išvertus kamščių, tikroviai nebelieka. Todėl aš siūlyčiau visiems, dar kartą kunigams, gražiai vienuoliams, viskupams, apsodinti visas Bogžycės ąžuolais, tais pačiais, iš kurių kažkada tai iš mūsų protėviai gynė, mirė, padarė tos mirusius kryžius, apsodinti ir vesti tas apeigas tose šventų ąžuolų giraitėse, kur daug daugiau tikrovės ir jie pamatys ir galės papasakoti, be abejo sukurti šeimas, nes tai yra geri vyrai, kurie turėtų turėti po 3 gaspadinės ir tos 3 gaspadinės turėtų turėti po 4 vaikus. Taip Lietuva iš tikrųjų bus išgelbėta tada. Todėl tikri patriotai, tai yra tėvynės mylėtojai, kunigai, vienuoliai, katalikai, turėtų apsodinti visas Bogžycės medžiais šaknimis į žemę, o ne medžiai šaknimis į dangų. Drąsus, bet ką jau padarysim. Ir ta pasaulėžiūra yra išlikusi galbūt vienas iš seniausių tokių prietaisų, aš vadinu mokslinių prietaisų, padedančių stebėti gamtinius reiškinius, tai yra Nebros diskas. Tai yra Vokietijoje rastas apie 200 km nuo Berlyno, jo amžius yra apie 4000 mečiai senumo, bet visos sandara šito apskritimo Nebros, arba dar kitaip disko, sutampa su mūsų šventyklų sandoromis. Nes mūsų šventyklos turėjo apie 360 stabų, jeigu ne 360, tai 365, arba 7, arba 9 stabus, ir tai arba 13, arba tai būdavo tiesiog kartotinis skaičius, kur sutapdavo su tais skaičiais, kuriuos visas paimkime Birutės kalno šventyklą, paimkime Gedimino kalno, paimkime Naglio, visur tose šventyklose, Lopaičių šventyklą paimkime, mes pamatysim, tai yra laikmatis, kuris stebi nuostabai šią šventes, tai yra šviesulių judėjimus, kurių pasakoj prasideda virsmai žemėje, nes tie virsmai ir įtakoja tikrovėje esančius reiškinius. Kaip pavasaris neįtakos mūsų apsirengimo, pavyzdžiui. Kovas tikrai pakeitė vasario mėnesio rūbus, visai kitaip vaikštom, o birželis dar labiau pakeis, todėl kad tai tikroviai. Ir mes matome 5 dalis, tai yra Saulė, kaip gyvybės davėja, kaip gimdytoja. Mes matome Mėnulį, kuris yra kaip mirties laivelis ir kaip laivelis dažnai, kaip delčia. Tai yra vaisintojas, Saulelė motinėlė pas mus, mėnesėlis tėvelis. Įdomiausia tai, kad jeigu, pavyzdžiui, imsim tą vadinamą in ir jan ženklą, tamsos ir šviesos ženklą, tai yra abstrakcija. Nes reikia aiškinti, ką reiškia in, ką reiškia jan, ką reiškia balta, ką reiškia juoda. Šiuo atveju, ką aiškinti, kas yra Saulė ir kas Mėnulis, nereikia pirštų parodyti ir viskas. Tai ne abstrakcija, tai tikrovė. Todėl pas mus, jeigu jūs pasižiūrėsite, Bogžycėse daugiau ne kryžių, tai yra medžių šaknimis į dangų, o saulelių ir mėnesėlių. Tai yra taip senoji pasaulėžiūra pas mus buvo bandoma išsaugoti. Ir tai yra daug senesnis, daug prasmingesnis ženklas negu in ir jan.
saulelė leidžianti gyvybę gyvatą ir mėnesėlis, ją nešantis. Saulelė motinėlė, mėnesėlis laivelis. Šiuo atveju bažnyčiai sukeista. Saulelė yra vyras, dažniausiai prie Jėzaus ta saulė. O prie Marijos, prie motinos, prie moters yra vaizduojamas mėnulis, yra sukeistos visos savokos. Todėl ir medis šaknimis į dangų, nes tie, kurie kūrė šitą pasaulėžiūrą, žinojo kokią nesąmonę, jie žinojo. Negali tai pavadinti net nežinojimu. Ir tos 5 dalis dar grįžtų. Saulė, mėnuo, laivas matosi 9 dienos ir matosi Setyno arba Plejado žvaigždynas. Tai va tie reiškiniai buvo pas mus tarpusavį susiję, o tas susiję buvo tiesiog, Setynas pats žodis pas mus yra šis susieję, sieti. Ir visi tie reiškiniai, varpa, pavyzdžiui, aš kalbu vaga, sėkla, aš nekalbu apie kūno dalis, aš kalbu apie žemėje esančius reiškinius, kur žemdirbys dirba, bet tai yra ir mūsų kūno dalis. Ant kiek skiriasi pasaulėjauta, ant kiek skiriasi pasaulė, ir ant kiek tu gali iš karto palyginti, pačiupinėti viską ir pasižiūrėti, kas kam naudojusi. Tai ir šventės visos mūsų pagrindinės, jeigu žiūrėsim, tai buvo trumpiausia diena gruodžio 22 iki gruodžio 25-26. Tai yra tas nuodėmių metas, žiemos metas, per kurį ir ta kaladė, kaltė, viskas surenkama, sudeginama. Toliau būdavo lygiadieniai, tai yra dažniausiai per tas lygiadienius ir būdavo švenčiama nauji metai. Tai yra balandžio 23. Tai yra Jurginės. Bažnyčia integravo tai kaip Jurginės. Tai yra sėjos pradžia. Ir sėjos pabaiga yra Švento Roko atlaidai. Tai yra rugpjūčio 22. Net pats mėno pavadinimas rugpjūtis. Tai yra sėjos metas, naujų metų laikas ir, sakykime, ta rugpjūčio Švento Roko pabaiga. O birželio 22 irgi iki 25 yra 26 yra kupolė, dar kitaip Rasos, dar kitaip Švento Jono, kada yra daugiausiai saulė žemėje. O tokie du, tai netgi jeigu mes pasižiūrėsim, iš tikrųjų yra 2 laikai, kada daugiausiai saulės ir kada mažiausiai saulės. Kada daugiausiai yra saulės laikas, tai yra saulelės motinėlės, kada mažiausiai tai yra mėnesėlio tėvelio laikotarpis. Ir vyras yra vėl su mirtim, su balta spalva daugiau siejamas, o moteris su žalia ir žemė iš čia žaliuoja, ir žagai ten gale gemalė. Ir tie 2 ašės. Ir netgi, jeigu paimsim tas debesis, tai yra balti, ar ne? Smėlis irgi jūra išplautas, jau nebe žemė, yra irgi baltos spalvos, tai yra mirties spalva. Ir todėl debesis užstoja saulę savotiškai. Tai šiai dienai, netgi jeigu paimsim vyriškas pasaulis, užstoja gyvybę, patriarchalinis pasaulis užstoja, nes mūsų pasaulėžiūra buvo matristinė labiau, tai yra moteriška, sarmatiška. Ir netgi mūsų kraštas, įdomu tai, kad būdavo tiek apsijungusi, vieną žodį paaiškinsiu, apsijungęs tam tikras žmonių junginys buvo vadinamas tauta. Labai paprasta, tai yra vėl veiksmažodžiai. Tai nėra abstrakcija nacija, čia yra jau lotyniška abstrakcija, kuri reiškia įtraukta į valstybės sąrašų žmogų. Jeigu esi sąraše, tada tu esi nacija, bet nebesi tauta. Tada tu esi taip pat, kaip dirbdamas, sakykime, jeigu tu dirbi Akropolį, tai tu esi Akropolio darbininkas. Tai jeigu esi į lotyniškus sąrašus įtrauktas, tada esi nacija. Todėl mes galim pažiūrėti, kas mūsų valstybėje laimėjo, pagal tai, kaip ir kur vardodamas žodis nacionalinis, nebe tautinis, o nacionalinis. Tai vadinasi, mes kaip valstybė esam pralaimėjusi beveik viską, įskaitant tautą. Nes būdamas nacijai, tu esi sąraše Akropolio jau, kaip mokesčių mokėtojas, nieko daugiau. Todėl stengiamasi pakeisti nacionalinis muziejus, nacionalinis teatras, nacionalinė vyriausybė. Nieko, tai yra tauta. O dabar tautos esmė, tai yra vėl atsakymas. Aš turiu peninginę, ten, kur daug peno yra, ne? Pinigų, penas, penėti. Ir, sakykim, tai yra mano, ar ne? Mano ta, man ta. Ir dabar aš tau duodu vieną Basanavičių, sakykim, ištesiu ir sakau, tau ta. Tauta, supratau. Jo, mano ta ir tau ta. Ir tai įvyksta tauta. Kai man ta, aš pradedu dalintis, įvyksta tauta.
kol tai yra visiškai labai aiški kalba, labai suprantama kompiuterinė kalba, kurią net neišsilavinęs žmogus žino atsakymus. Šiuo atveju nacija žino tik išsilavinęs žmogus, nes jis didžioji dalis net nesuvokia, kad jie yra sąraše, kaip mokesčių mokėtojai ir viso labo. O tauta yra būsena, kurioje tu daliniesi manta. Ir tada įvyksta tauta. Ir vat pagal tai, kur ta tauta sustodavo, apsigyvendavo, susikurdavo, būdavo kraštas suskirstomas į kelias dalis pagal saulės judėjimą. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kaip juda saulė nuo Lietuvos, pavyzdžiui, langas mūsų. Palangė, netgi taip ir rašosi, kaip langas. Prasideda pavasaris. Toj vietoj pas mus, pirmasis. Ir pavasarį kokie bažnyčia pritaikė to saulės judėjimą, tas senasias šventės, kadangi bažnyčia be maisto negali gyventi, be grūdų mūsų, kurios jie okupavo be abejo. Ir jeigu žmonės nebedos grūdų, jie užsidarys ir vėl bus ąžuolų gražios giraitės. Tai žiūrim, Jurginės, tai yra Jurgis, vyksta atlaidai Palangoj. O tai sutampa su Lygiadieniu, kada naujieji metai prasideda. Dabar pasižiūrėkime, kurioje vietoje tos vyksta, sakykime, roko atlaidai, pagrindiniai jau. Daug jų vyksta, bet kur pagrindiniai. Tai atrasim, kad Kražiuose vykdavo roko. Tai jau yra rugpjūčio 22. Ir jeigu toliau tęsimės, deitumėm iki Vėlinių, kuris su Vilnium turėtų sutapti maždaug. Vėlino slėnim ir čia pagrindinės tas Vėlinių šventės buvo. Tai visa ta, sakykime, tauta, kuri gyveno vienam krašte ir dalinosi bendra manta, net šventės buvo suskirstusi pagal saulės linkimą, pagal judėjimą, ko išlaikė bažnytiniai atlaidai iki šiai dienai. Pats Jurgis, tai yra, ką jis padaro, jis drakono nugali. Drakonas tai yra tamsa, kuri praryja saulę. Tai Jurgis šventas nugali drakoną, tą, kuris buvo praryjęs laikė įkalinę saulę. O roko atlaidai vadinamieji sutampa su žvėrinė, tai yra žvėrių valdovė. Tam su šuniuku tasai, bet tai čia atveju žvėrinė, tai su gulbėmis, su liūtais, su vilkais vaikščiodavo. Ir jinai yra žvaigždžių ta valdovė. Tai tas žvaigždžių vėl kitimas, žvaigždžių ratas, apsisuko ir sustojo žemdirbių. Ir tas kraštas tai yra, galim pavadinti tauta, kuris dalinosi bendra manta. O tie nacijų apibrėžimai yra pats didžiausias absurdas, kur suskirsto į 5 aukštį esančią arba 9 aukštį. Pirmas įėjimas, antras įėjimas, pirmas dirbs Akropolį, antras dirbs Tesco, 7 dirbs Volkswagen'e. Ir visas skirtumas buvimas nacijai ir tautoj, bet pelną atiduodi viso tiems, kas tave suskirstė į tai. Ir todėl valstybės lygyje turėtumėm žodį nacija tiesiog išmesti iš vartojimo. Nes tik neišsilavinę žmonės vartoja tokias žodžius, gal pabus kažkam tai protas. Dabar aš paskaitysiu Simono Daukanto, kuris irgi suvokia, kad tie visi reiškiniai, dar vadinamas animizmas, kad visi reiškiniai yra vienos būties, vienos esaties, o ne kiekviena esatis yra atskira abstrakcija, kaip bažnyčiai. Tos esatys virto šventais Jurgiais, rokais ir dar virko jau nebesisėjančiam su tikrovėm abstrakcijom, kurias parduoda nieko neišmanantiems vergams. Tai aš dabar Simono Daukantą paskaitysiu. Įtardami pasaulį kilusi iš šilumos, šaltis smertis, šiluma gyvyba. Todėl pirmąjį šilumos įkūrėją vadino perūnų arba perkūnų. Nuo žodžio perėti, jis išperėjo visą pasaulį. Jis reiškėsi svietui šiluma. Jis savo didybę ir grožybę rodė saulėje, kuri spindi, kad viskas augtų. Dėl tos malonės vadino jį tėčiu, arba tyčiu, arba papiu, tai yra tėvų. Tikybos slaptis, simbolis dabar. Todėl jai buvo ugnis. Žodis kurstyti buvo šventas, todėl jį dar vadino kūrę, kuronių, iš abeje ir kernonis, keltiškas. Arba kūrėjų, kuris savo šilumą visą įkūrė šiame pasaulyje. Plinijus sako, žemaičių Sarmatų pajūryje yra žmonės garbinantys savo dievą vadinamą kūros, beje saulę, kurios garbiai ugnį kuriantis, nuo ko ir patys vadinami kuronimis. Čia kuršiai. Iš anksčiau matome, jog žemaičiai perūną vadino kūrėją ir jį patę nesaulę garbino. Vokiečiai Parusnyje 12 amžiuje, tai Rusnės, netoli Rusnės, sunaikino šventyklą, vidurėje visados buvo jo žoliojantis ąžuolas, prie kurio žiniai degina amžiną ugnį. Ąžuolo kamiene buvo 3 uoksai, 3 dievybės
Vienas pagyvenęs vyras narsių ir raudonų veido, garbanota barzda ant galvos tvaskančiom liepsnom, rankoje laikantis vilyčias strėles. Gyventojai vadinė jį savo didžiausių dievų Perūnų arba Perkūnų. Antrasis stabas, grakštus jaunikaitė su varpų vainiku ant galvos linksmo veido, vadino jį Trimpa, Patrimpas, Potrimpas arba Drimba arba Jorė. Kitaip patarliai sako, eik savo po trimpų. Trimpa pavasario, laimės, ramybės, gausumo, globėjų, gyvulių, kaip ir šventas Jurgis. Orų, javų, aukoja jam javus. Kai pavasaris sniegas nutirpsta, tada krūmose pasirodo Jorė kaip žalėsa. Vadina jį Sausjurgiu, Šlapjurgiu pagal pavasarį. Dar ir dabar, stokodami pašario, žmonės dejuoja senų įpročių. Ai, Jorutėlė, kame esi? Nes Jorė ateina paveikti bado, kuris kaip smakas, kaip slibinas rijo žmonės ir gyvulius. Todėl Joriai čia ir Jurgis be. Atėjus ne vien žmonės, gyvuliai ir paukščiai džiaugais. Todėl jį dar vadino ganikliu, bandaginiu. Dar ir šiandien visose šiaurės tautose jis didžiai garsus. Trečias stabas vaizdavo išblyškusi senį rūstaus veido, nutysusią barzda išdriskusių galvos, nuometų panašų numirėlių. Vadino jį smerčio arba giltinę, pikulių, piktulių, drepkulių, dargūnų, galūnų, pragartų, juodų, bubių, ragočių, kipšų, kelmų, juodžių, galgių, viliūnų, velnių, bildžiukų, pikčių, tratintojų. Kaip Jorė viską veisęs, taip pikulis viską naikinęs. 3 kaukolės žmogaus jaučiai ir auklio pamautos ant ragotinių šalia jo stovėjusios. Tie 3 stabai žymėjo 3 metų laikus. Vasarą, rudenį ir žiemą. Ąžuolas buvo Perkūno ženklas, latvių žodis traidyba kilo nuo 3 ir gadyba, tai yra metų laikas. Nes visgi vartojama žodžiai gadynė, gadas, gadyba, pagada. Visos dievybės buvo porose. Vyriškos ir moteriškos, skirtingai nuo islamiškų, nuo katalikiškų, kur poros dažniausiai vyriškos. Arba iš viso vienas vyras. Bet čia buvo porose. Ir laiką matuodavo naktimis, ne dienomis, dar ir šiandien sakom, 3 naktis išnakvojau. Naktį pernakvoję sugrįžau. Mūsų savaitė trukdavo 3 kart po 3, tai yra 9 paros. 3, tą sudaro mėnulio kalendorius. Metą dalyjo į 13 mėnesių. Pirmasis mėnuo buvo siekis, po to sausis, 3 kovas, 4 karvelis arba balandis, 5 gegužė, 6 kirmešų arba birželis, 7 liepo, 8 rugpjūtis, 9 rugsėjis, 10 šilo mėno, 11 spalių mėno, 12 lapkritis, 13 gruodis. Kiekvienas mėno turėjo 27 dienas ir dalyjosi 3 dalis arba 9 nuo 9 dienos, kuriuose svietos linksminosi ir meldėsi. Dieną ir naktį dalyja 24 valandas arba adynas. Pavyzdžiui, net žodis lietuviškas valanda yra valanda. Tai yra energetinė, sakykime, tikrovės landa, kurioje tam tikras saulės vėl padėtis. Kurias vadino, pirmą vadino sambriškis arba brėkšta, antrą santemis arba sutemo, 3 vakaras, 4 nuovakarės, 5 išvakarės, 6 naktovidas, 7 įmygis, 8 pirmieji gaidžiai, 9 antrieji gaidžiai, 10 prieš aušrą, 11 auštą arba švintą, 12 mažoji pusrytėlė, 13 išaušo, 14 saulėtekis, 15 didysis pusrytis, 16 priešpietis, 17 pietai arba pusdienis, 18 pakaitis, 19 po pokaičio, 20 po pusdienio, 21 pavakarė, 22 mažoji pavakarėlė, 23 vakarop, 24 saulėlydis. Kiekviena iš jų būdavo žymima runa. Ir rūnų mes turim taip pat 24, kurios atitinka tas valandas ir tiesiog tai yra apskritimas, kuriame išdėliojame tie gamtoj esantis reiškiniai kasdieniniai. Ir aš dabar tiesiog senasias runas perskaitysiu. Tai yra senąją kalba dar, nes mūsų jau kalba šiek tiek pasikeitė, todėl bus kai kuria sunku. Fehu, tai su valda surišta, Ūrų, tai yra surišta su zubru, Turas, su tauras, Ansus, tai yra Anos, nakties sukėjas, Raido, tai yra kelias, Kano, fakelas, deglas, Gebo, dovana, Vundjo, džiaugsmas, Hagalas, miestas, Nautis, nauda, Isa, ižas, ledas pas mus, Jar, derlius, Jorė, Echvas, Eivas, ir jis, ir su žirgu surišta, perti, Algis, alga,
Savel, saulė, teivas, tėvas, berkons, beržas, echvas, žirgas, manas, žmogus, lagas, vanduo, ingas, priešdavis, telšių. Odalas, dalia ir dagas diena. Tai o tos 24 runos yra tos pačios valandos. Valanda, kurioje mes matome tiesiog esančius tikrovėje reiškinius. Ir svarbiausios mūsų švenčių dienos, aš vėl iš senų šaltinių paimsiu, iš 13 amžiaus pabaigos, tai yra pergrubidėjai ir zazinek. Dar būdavo švenčiama ir ožinek. 3 žemalė, 4 eidem, viena iš svarbiausių žolių šventė, tai būdavo 5 kupolė, ne rasos dar buvo vadinamas, o kupolė, nes kupolas. 6 guota, iš čia ir net žodis gudai ir gotai, gojus yra pas mus išlikęs. 7 gabjaugė, 8 mėsium ir alyje, neturiu vertimo. Per kupolę, per 5 šventę, būdavo specialus lasdažinys turėdavo, kuri vadinamas litus. Ta lasda išėjo ir Lietuvos pavadinimas, beje, apie jį mes kitose laidose kalbėsim. Tai vis dėlto ne upelio, ar ne? Ne, tikrai. Net liet auka paaiškina, kad tai lieti auka. Pats pavadinimas yra lietuvių kalboje veiksmas, lieti. Todėl šventas vanduo per kupolės buvo vadinama lieti. Išėjo ir lieto slaviškas, netgi iš mūsų lieti. Nes vanduo, kaip aš kalbėjau, žiemą sušala, o vasarą jisai liejasi. Ir jeigu mes paimsim moterišką giminėje, lieta yra, o vyriška lietus. Jo, tai vat išėjo ir Lietuvos pavadinimas, netgi iš kupolių šventės, rasų šventės. Išėjo ir Racijos pavadinimas, net Rusijos tiesiogiai susijęs yra. Įdomiausia tai, kad pas mus buvo panašu, kad buvo 20 skaičiavimo sistema. Tokia kaip pas actekų ir majų. Labai keistai. Tokia pas moderniausių matematinį pasaulio sampratą, sakykime, kodėl, kad mes su pitagoriečiais, kaip aš jau praeitoj laidoje minėjau, surišta. Paimkim nuo 1 iki 10, mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Po to eina 1 liko, 2, 12, 13 liko. Ir po to 21, 20 ir 1, 20. Ir išeina tobulas nulis, tobulas apskritimas visame šitame. Ir tai yra mėnulis vėl. Ir tai yra tas pitagoriškasis nulis kaip visa ko pradžia. Jeigu paimsim 10 ir po to nuo 11 iki 20. Tai mes gauname ir jeigu paimsim rankas pirštų, tai viršus, o kojų pirštus apačia. O visa kita, tai vat yra viena iš tobuliausių skaičiavimų sistemų 20-tainė, o šventasis skaičiavimas buvo 3-tainė, 9-tainė sistema. Čia 3-9 visą tas su metų laikų skirstimas, dienų skirstimas, valandų ir visa kita. Dabar dar įdomiausiai tai, kad pagal aš čia naudoju cistersų vienuolių nuorašus iš Olyvos. Tai yra nuo 11 amžiaus iki 13 amžiaus surinkti šaltiniai apie mūsų pasaulėžiūrą. Ir štai ką jie rašo, kad keltų ir galų druidas, iš pastarojo keltų galo žodžio druidas, kilo ir trucidas. Trust, pasitikėjimas angliškas, trucidas. Yra kilęs iš seno sarmatiško, baltiško, tai dar nebuvo tos savokos. Senos, kai aš sakau sarmatišką, iš karto verskite į baltišką. Iškilo iš seno sarmatiško drausmė, tai yra disciplina, atitikmo, drausminti. Tai keltų galų druidai kilo iš draudziai, drausminti. O dainių luomas, čia 2 pagrindiniai vaikščiojančių žinių luomai. Vieni drausmindavo, o kiti buvo vadinami, išliko kaip bardas. Tai pas mus labai populiarūs bardai, žinomi. O iš tikrųjų ne, tai yra senas dainių luomas, kuris buvo vadinamas bartai. Ir jis kilęs iš seno sarmatiško barti, pamokyti. Barti tai yra suartinti, arti. Netgi pats žodis drausti, minti yra drauga ir minti. Atrasti tai, kas jungia. O barti irgi tai, kas atjungia. Tai vieni eidavo kaip teisėjai, tai šiuo atveju druidai, drausmintai,
o kiti eidavo kaip mokytojai. Tai buvo bartai. Tai šiuo atveju dabartiniai bartai yra kažkokie tai iškrypeliai palyginus su tais, nes jie nemokina, jie dainuoja apie meilės, kurios jiems trūksta, nes mama, ten tėvas arba mergina tos meilės nedavė. Tada veržiasi į vaidybą ir tampa vaidilomis, nes labai daug vaidina. Vaidila yra vaidinti. Vaidinti tas būsenas jausminės, kurias paprastai žmogus neišgyveno. Tai artistas, aktorius lietuvių kalba kaip vaidila išsiverčia. Jo, veiksmas pats vaidinti. Vaidytis, tai irgi mažinti vaidus visus. Toliau aš pateiksiu sąrašą žinių irgi. Jeigu mes versime lotynišką profesorius į lietuvių kalbą, mes turėsim žinys. Jeigu versim universitetas, mes turėsim žinyčią, nes ten yra mokinama žinių. Tai vėl parodo, kas mums valdo ir tvarko, jeigu mes neturim žinyčios, o turim universitetą lotynišką su profesoriais lotyniškais. Tai gėda tiems profesoriams, ypač jeigu koks klausosi. Pasistengkit, kad mūsų mokslinė kalba, mokšiška, vėl taptų apyvartoje kaip mokslinė. Turėjo žinius ir dabar vadino žinius, bet aš čia vėl imu iš 12-13 amžiaus šaltinių. Nes 16-17 net neįdomu, žinokit, yra, nes tai yra iškreipta ir mūsų vadėje neopagonis naudoja 16-17, per daug sudėtinga tai, ką aš pasakoju, per daug modernu tai pavadinki, per daug šiuolaikiška. Žinius vadino bendrinių žodžių godar, lietuviškai tai būtų godarys, godotojas. Tai yra godojimo vietų, gojų arba šventų giraičių tvarkytojai kūrėjai. Pastarieji ruošdavo pagrindinės šventės, iškilmės ir apeigas bendruomenėje. Šis pavadinimas rytų Europoje išsilaikė kaip gaspodaris, gaspadori, gaspadin. O tasai godar, išvirta į gospodar. O tai yra surišta su gojai, su godojimu. Ir čia aš kalbu, čia ką jūs girdit, žinokit, yra iš 12, 11 ir 13 amžių. 13 amžiuje lotynai patraukia naikinti vitingų gotų centro Rikajoto, Romuvoje išvardino visus žinių luomus, pareigybės. Ir dabar aš tiesiog pateiksiu sąrašą tų luomų, kurių buvo, kaip nebūtų keista, 20. Atitinka tą skaičiavimo būdą, sakykim, kuris perdengia visą tikrovę. Tai buvo žigonaičiai, tai kaip apaštalai žygeiviai, žvalgonis, tai yra padedantis žmonėms susituokti. Trečia, burtonis, tie, kurie suburdavo, surinkdavo likimą, laimės, laimėti ir lemti, yra tas pats. Žiūrėdavo, kaip tau patart, patarėjai pavadinkim, suburti. Ketvirta, vėjonis, tai su vėjojais surišta, putonis, šešta, setonis, ne visus aiškinsiu, atsiprašau, 7 pustonis, 8 vaškaičiai, 9 žvakonis, 10 oronis, tai čia oro prognozės praneždavo oro pasikeitimus, 11 žvaigždžironis, tai yra žvaigždžių, žvėrinių žiūrovai, atitinka nūdienos astronomus, 12 lekutonis, 14 vidurionis, tai yra gydytojai, 14 kraujučiai, tai yra lygų irgi pranašai, tai yra dabartiniai pediatrai, tai pavadinkim. Kraujutei, 15 seitonis, 16 žaltonis, namų globėjai ir patarėjai, namų reikalams ūkiniams, 17 sapnonis, 18 vaidelioti, 19 varškaitį, 20 tylus lonis ir lingus lorum, mirusių palidovai. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsim panašus luomai aplink visą Sarmatų jūrą, arba dabar Baltijos jūrą, Baltijos jūrą vadinama, beveik visur panašius luomus atrašim. O atidžiau patyrinėję žinius, mes pamatysim, kad tai yra nūdienos visų mokslo sričių ir visų gydymo sričių atitikmuo. Nieko bendra su abstrakcijos, vėl teologija, su kažkokiais mistikais milkaluose paskendusiais prie ąžuolo tenai prisirišusiais, katalikų kunigais, ten jie neturėjo visiškai. Tai buvo praktiškai blaiviai mąstančios visuomenės sudedamoji dalis. Ne alkoholikai, kokie ten prie žolų lakstantis su kubilu ir šaukiantis perkūnėlį, trenk man žmona su diržu, taip liuoptelė ir be susamčių į galvą, kad jam išgrojo visą šitą. Čia katalikybės užneštas virusas. Gerokai vėliau atsiradusi tą Frankų visą, kaip aš jau minėjau, profesor, galim versti žinys. Žinių luomai buvo atsakingi už įvairiausias veiklas ir netgi kraštai tam tikri būdavo
sakykime, tam tikrom amate, tam tikrom rūšy to meno valdyme garsėja. Pavyzdžiui, Adomas Bremonėtis rašo, kad Kuršių, Kuronis garsėja ypatingi žiniai, kurie pranašauja ateitį, pranašauja ligas ir gydo žmonės. Ir į tas žemės, kur dabar Kuršiai kažkada tai gyveno, nes katalikai sunaikino, atvykdavo begalė žmonių iš visų kraštų, o ypatingai Graikijos ir Ispanijos. Tai čia 11, amžius pas mus atvažiuodavo žmonės gydytis pas tų žmonių, nes jau Graikijai ir Ispanijai katalikybė buvo įsisiautais ir niekas žmonių nebegydydavo, dažniausiai išskyrus smilkalais ir induligiai. Taigi, didžioji mokslo dalis be abejo būdavo paslepiama žodžių perduodamose pasakose, todėl tam pasakose yra tam tikros funkcijos vėl paslėptos, tam tikri reiškiniai, vat kaip paprasta paimkim, kai senelis rovė ropę, ar ne, rauna, neišrauna, pasikviečia močiutę nukėlė šuniukas katė pelytė. Tai jeigu mes paimsim tos archetipinę arba simbolinę arba kitokią tą meminę kalbą, tai mes pamatysim, kad pelė yra baimė, ten sakykime, katinas yra laisvė, šuo yra ištikimybė, nukėlė yra ateities kartos, ir taip toliau mes pamatysim, kad tikrovės, net veiksmas, tikrovė yra tikrovė. Tu tikroviai, tu negali veikti be šitų sudedamųjų dalių. Tam, kad tu į tikrovę galėtume išeiti iš savo pasaulio, turiu visas tos 7 ar kiek sudedamasias dalis. Tai tos pasakos yra 4 aukštų mažiausiai. Pagal prasme, pati paprasčiausia yra vaikams, pati sudėtingiausia yra žiniams, kurie tą pasaką išver kaip psichoanalitikai, jeigu imsim šiai dienai. Yra žinyčios, buvo svarbiausios kelios pagrindinės, irgi, kaip aš minėjau, pagal amatus. Tai aš paėmiau tiesiog 3 žinyčia buvo Vilniuje, Ąžuolyne, kurio vietoje šiandien stovi Švento Stanislovo katedra, 1260 spėjama, čia aš daug ant to dabar jau. 1265 metais ją įkūrė Gerimantas, ten buvo stabas atvežtas iš Palangos, kaip aš minėjau, nuo Palangos iki Vilniaus, ar ne? Saulė surėda ir mes turim ties Vilnių vėlinių metų visą ratą. Tai iš Palangos buvo atvežtas, jo aukštis, aš kurpėmis skaitysiu. Čia yra senasis, kas nori, tegul internete pasižiūri, ką reiškia kurpės. Tai jo aukštis to buvo 45 kurpės, platumas vietos, kur stovėjo stabas, tai buvo kaip piramidė tokia. Jeigu paim piramidė, tai yra piragas lietuviškai. Iš čia ir graikiška piramidė atsirado. Tai yra tas kaip piragas toks stovi, ragas netgi šiandien, nes vėl piragas stebėdavo saulės reiškinius. Menulio, nes tie stabai turėdavo kaip ragai būdavo. Išėjai regėti, regėjimas, netgi tas žodis yra veiksmas, o ne velnias su ragais, nes tada regėjimo reikėtų atsisakyti. Tai yra, aukštis buvo to rago, ant kurio buvo sustatyti ženklai 13. Buvo 45 kurpės, platumas 300 kurpių, aukuras buvo ir kiekvienas laiptas paskirtas dangaus ženklui, aukščiausias laiptas skirtas vėžiui, žemiausias ožiaragiui. Taigi degindavo vaškinį dangaus ženklo ir buvo šalia rūmai ir į bokštą kiekvienais būdavo įmūrima paženklinta plyta, kad praėjusių metų skaičių žinotų. Ir tas plytos katedros varpinės pietiniai sienai dar matė gudų kunigas Mitrofanas iš Pinsko. Tai atsiminkit, katedros varpinės pietiniai sienai tas plytas dar matė gudų kunigas Mitrofanas iš Pinsko. Tai yra tas bokštas, kurį mes matom, yra likutis to bokšto sudedamosios šventyklos dalis, kurią okupantai nugriovė ir ant mūsų protėvių nužudytų greičiausiai tose vietose pastatė. Tai lietuviais, kaip čia Daukantas rašo, žinyčia sugriovė, bet bokštas liko. Taigi buvo žinyčios svarbios Raseiniuose, Vilkmergėj, Deltuvoj, Šatrijai, Palangoj ir dar daugelį vietų tai buvo decentralizuotas. Pats kūrėjas, tai ne Kryvių Kreivaitis arba Kyrija Kiraito viešpačių, bet kūrėjas, tas, kuris kurstydavo ugnį, kuris kūrybą užsiminėdavo, kėlė į vyriausiąjį kunišką godą tarp mažųjų kunigų, kurios vietas pats savo skiria. Tai yra žmonės pats ką skiria tarp našlių
ir bevaikių, vyrus išmintingus ir dorus, teisybę ir savo ūkę mylinčius, svieto regėjusius, gero ir pikto prityrusius, vilko neštus ir pamestus, didžius gudrinčius, mokytojus protingus ir ateičią prajaučiančius. Trumpai sakant, Dievo vyrus. Buvo dar ir moteriškės kunigomis vadinamos. Vėl bevaikės dažniausiai, kurio savo vyriškiams stojusios į kunigas, kurių darbas buvo vėl užsiimti kūrybą ir padėti visiems žmonėms aplinkui. Taigi, mes matome visiškai kitokį pasaulį. tą pasaulį, kur mums kaip pagonybė bando pateikti, tai yra pats lotyniškas paganus, paganai, tai yra tas, kuris nepritampa prie Kristaus armijos, tai buvo tie, kurie nepritampa prie romėnų civilitas, civilizacijos buvo paganus, už miesto ribų, ganytojai, galim pasakyti, bandų. Tai šiuo atveju pagonis yra tik tai prasta katalikų bažnyčios kopija, nes tai, ką aš susiduriu, ką matau, yra antiek tikra, antiek įdomu ir net kalba. Aš pačioje pradžioje paminėjau, mūsų kalboje daugelį žodžių bendratį uždėjus ti galūnę, mes gaunam visiškai kitą prasmę. Pavyzdžiui, mirti, rimti, gimti yra migti, užti yra žūti, gauti yra augti, žinti yra ništi. Beje, tai yra svarbu, nes žinia yra žindyti. Ir niešti, sako, nagus nežino, jo. Žinti yra maitinti. Žinia yra maitinimas smegenų tavo jėgos kažkokios, tai tos sielos. Rasti yra sarti, pulti yra lupti, mirtis, vėl pažiūrėsim, yra irtis. Pavyzdžiui, vėl iš kitos dauglo ir tiesiog, žinokit, eina, tik aiškus, nepasinerkit per daug, nes pradės stogas važiuoti nuo šitos mūsų, aš ją vadinu šventąją, tiek šventų žodžių, kad taip galėtų vartytis, aš kitoj kalboje beveik nesu matęs. Netgi talpus, irgi galų negalime vesti, yra platus, gylis yra lygis, marus yra ramus, rytas yra tyras ir mažo to, kad tai tyras, tai dar yra ir ryti, nes prasideda saulės tas dienos ryjimas, tas drakonas. Urti yra burti, urpti yra burti, dievas iš kitos pusės yra veidas, aušti yra šauti, šalti yra lašti, šaukti yra kaušti, dora yra roda, rodyti, ryti, irti, migti, gimti, kursti, sukti, kurti, rūkti. Ir tiesiog pribloškia kiekis tų šventų žodžių. Pribloškia visiškai trimatę kalbos sampratą. Turtingą kalbą iš tikrųjų turime, bent jau. Jo, visi ieško lotynų kalboje kažkokių stebuklų, ieško sanskrite kažkokių egiptiečių kalboje, o kad mes turim savo burnoj tą stebuklą, kuris atspindi, aš nežinau, aš tą bendratį pasakiau, pabandykit pažaisti ir jūs pamatysite, ant kiek tai pribloškiantis dalykas. Labai gaila, bet jau laikas kaip ir senka, gal apibendrinimui ir pagrindinės frazės. Jo, apibendrinimui bus tai, kad aš visgi tikiu, kad kiekvienas klausytojas turbūt per tas dvi laidas apie pasaulėžiūrą visgi suvokė, kad pasaulio centras nėra Aivaras, pasaulio centras nėra Erikas, nėra Pulsas radijos, yra tavo, sakykime, tavo esatis toj vietoj, kurioje esi tu, kurioje tu skleidiesi gyvybės žiedais arba mirties žiedais, tu pats renkiesi ir už tai atsakingas esi. Ir du dalykai, kuriuos visgi reikia mums šiandienai atminti, tai tautos valstybės pažangos priemonė žemė ir jos turtai yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė mitybos šaltinis, nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuva žemė yra mūsų tautos nuosavybė. Todėl neparduokim jos užsieniečiams. Būkime tau, ta besidalinanti man, ta. Antras, pasaulėžiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulė žiūros. Ačiū visiems, gyvybės daugiau, gyvok ir galiuok Lietuva. Dėkui, Aivarai, tau, susigirdėsime kitą penktadienį. Iki. Taip gera pabūti su ją, įsileidau aš ją
ir užmigom drauge, į langą tasį beldės tyla. Plunksna ant žemės krenta žaibo trenksmu, tyliai bet aiškiai kalba tamsa, širdis girdžiu mano vis dar gyva. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje, prieik ir pažadink ją ramiai. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje, prieik ir palieskit ją švelniai. Taip ramu ir taip gera pabūti kartu, tu nežinojai, bet tavęs man sunku, norėčiau išgirsti, kuo tu vardu. Deja, tu tyla, kuri pabunda nakčia, susitiksim ir vėl išsiskirsim ryte, bet kai nekalbėsiu, tu būsi šalia. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje, prieik ir pažadink ją ramiai. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje, prieik ir palieskit ją švelniai. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje, prieik ir pažadink ją ramiai. Tyla nėra amžina, paskęs galim joje, prieik ir palieskit ją švelniai. Pulsos FM.